su dar vienoj savo kelionės stoteliai, šiuo metu Leipcige. Tai prieš tai, užvakar buvau Kiolne, o vakar buvau šalia Frankfurto prie Maino, Kronbergo miestelėje, kuriame gyvenau, kai dirbau Frankfurte. Dirbau Dresdeno banke, kuris dabar susijungė su Aljanso banku. Ir lankiau savo vietas, kur gyvenau, kur leisdavau laisvą laiką, pasivaikščiau po miestelį. Tada aplankiau savo tetą. Jinai dabar gyvena senelių namuose ir su ja praleidau visą dieną. Ir tada išvykau į Leipcigą, netoli Leipcigo apsinakvojau. Ir šiandien iš ryto atvažiavau, naktį buvo baisi audra, baisiai žaibavo, atrodė, kad tiesiog išlydys mano automobilį ir pralis kiaurai pro metalą ir vis dar šiek tiek lynoja. Ir dabar kalbėjau su artimaisiais namie ir girdėjau, kad ateina audra ir Lietuva, tai matyt šita audra. O čia jinai kaip tik jau nuslenka, paskutiniai lašai, tai tiesiog pralaukiau. Ir dabar eisiu apžiūrėti miesto, bet išėjau iš centrinės aikštelės, parkingo į centrinę aikštę ir jau miestas atrodo gražiai. Na štai už mane žavioji Švento Tomo bažnyčia ir jinai ypatinga tuo, kad joje yra palaidotas Bachas. Iš tiesų jo kapas buvo kitoje bažnyčioje, bet tą bažnyčią sugriovus per Antrą pasaulinį karą ir ten ardant griuvėsius 50 metais jisai buvo perkeltas čia ir jo kapas yra visiškai šalia altoriaus. Ir Bachas yra šio miesto kaip ir simbolis, ir visur galima pastebėti užuomenas į jį. O pati katedra, Tomo katedra, tokia labiau vokiška, mažiau ištaiginga, labiau tokia nuosekli, daugiau baltos spalvos yra, pavyzdžiui, bokšte matosi. Kažkiek primena statinių likučius Klaipėdoje, kurios vokiečiai paliko. Ir įvažiuojant į miestą, pats miestas nebuvo ypatingas absoliučiai niekuo, bet senamiestis vėlgi, tik patenki į senamiestį ir vėl pajauti tą senovės dvasią, tą visą grožį. Tai visai smagu pasivaikščioti, kad ir neilgam čia. Beveik kiekvienam mieste, kuriam būdavau, buvo rekomendacija aplankyti to miesto stotį. Ir Leipcigo traukinių stotis yra be galo monumentali, primena kažkokį tai viduramžių dvarą, tokį milžinišką valdovų rūmus ir tęsiasi jinai ten tolyn. Labai įspūdingas milžiniškas pastatas. Noriu atkreipti dėmesį į šitą gražų geltoną pastatą už manęs. Jisai iš tiesų yra šio miesto simbolis. Ir jeigu ieškai magnetukų, tai randi būtent šitą simbolį ant magnetukų, šį įspūdingą pastatą. Už manęs matosi dar vienas miesto simbolis ir jį galima pamatyti visur, tiek ant magnetukų, tiek ant atviručių. Tai yra dvi vietos mieste, jos tikros, kurios yra bandomos pateikti kaip miesto vizitinė kortelė. Nepatikėsite, ką radau Leipcige. Už mano nugaros monumentas begalinio dydžio, jeigu ten pasižiūrėsit toliau, žmonės kaip skruzdėlytės apačioje vaikšto. Šitas monumentas yra prisiminti tautų karui, taip vadinamam 1813 metų. Šioje vietoje buvo sumušta Napoleono kariuomenė, dalyvavo 600 000 karių ir Napoleonas sumušė rusų, prūsų, švedų ir austrų susivienijusi kariuomenę. Ir tai laikomas didžiausias karas iki Pirmo ir Antro pasaulinio karo, kuriame daugiausiai sudalyvavo žmonių. Tai atrodo kaip inkų piramidė, žmonės kaip skruzdėlytės, pravažiuojančios mašinos irgi atrodo kaip skruzdėlytės. Tai pabandysiu prieiti iš arčiau ir pasižiūrėti, bet šiaip šis monumentas laikomas didžiausias monumentas Europoje.
Dresdeną ir važiuoju tomis gatvėmis ir tokie namai Chruščiovo laikais statyti kaip mūsų Antakalnio gatvėje, kur prie pat gatvės ir važiuoju ir galvoju, oi, toks tarybinis miestas, kažkas čia, nieko gero nebus, kažkas ne taip su šito miestu, nevertėjo gal važiuoti. Ir po to priartėju prie centro ir va, štai kokie rūmai, aišku, čia dabar remontuojama, yra ta aikštė, bet jie milžiniški ir ta prasme, va čia jeigu paėjėsiu, matosi kita jų dalis. Ir čia kažkur matau žmonės viršui vaikšto, kažkaip jie ten užlipę yra. Va, ar čia kažkaip į muziejų galima patekti, nežinau, tai dar pasiieškosiu, gal yra galimybių kažkur užlipti. Bet jo turi savo įspūdingą dvarą šitas miestas ir aišku, tai yra ne vienintelė garsi šito miesto vieta. Dabar jau vakarėja, tai kiek spėsiu, pabandysiu šias visas aplankyti. Bet vėlgi, panašu į tai, kad kiekvienas Vokietijos miestas turi savo grožį. Kiekvienas. Na štai Dresdenas ir sužibėjo. Už manęs yra nuostabi Frauenkirchen. Tai yra protestantų bažnyčia, kuri buvo sugriauta per karą. Ir vėl atstatyta po karo iš naujo ir tiesiog atrodo nepakartojamai, jinai palyginus paprasta, pavyzdžiui, lyginant su Kiolno katedra, bet vis tiek labai graži ir aš esu čia tokioje didelėje aikštėje, kurioje daug vietos, centrinė aikštė, miesto vieta susitikimam, pavalgymam. Va, ir kadangi dabar jau yra vakaras, vakarėjantis miestas, groja graži muzika ir tokia ramybė, iš tiesų labai šauni vieta tiesiog ateiti ir pabūti čia. Tai va, taip atrodo Dresdeno centras. Visiškai šalia senamiesčio teka Elbės upė ir yra išėjimas gatvelėmis į tokią labai gražią krantinę ir apšviestą tiltą. Va, o kitoje pusėje už manęs vėlgi tie patys įspūdingi ir gražus Dresdeno pastatai. Trumpam sustojau Šilkalonėliai. Vakar išvažiavau vakare iš Dresdeno. Iš tiesų ir galvojau, apsinakvosiu kažkur Vokietijoje, bet nebuvo patogių nakvynės vietų ir teko pervažiuoti per Frankfurtą, per Oderį. Kadangi gyvenau Frankfurte prie Maino, galvojau, kad jis atrodys panašiai, bet dėja, bent jau naktį tai pasirodė toks apšepęs kaimelis. Va jį kirtau, o jisai tiesiai ant sienos su Lenkija, netgi kartais žiūrint į žemėlapį nesupranti, ar jisai Lenkijos pusė ar Vokietijos. Va ir jį pravažiavus buvo pirma didžiulė tokia stotelė, kur visi sustojo iš tiesų nakvoti prieš va šitą ilgą Lenkijos kelią 1000 kilometrų. Va, bet labai pasirodė nekultūringi Lenkai ir visa aikštelė buvo belia kaip netvarkingai užstatyta, įstrižai, sunkiosios mašinos per lengvųjų mašinų vietas, įstrižai ten, kad ir lengvoji mašina per 3 vietas. Tai žodžiu, kažkaip tiesiog nusikračiau dulkes nuo drabužių toje vietoje ir nudūmiau toliau ir apsinakvojau gal 100 kilometrų toliau. Va, ir tikrai labai šauniai, rami tokia kolonėlė, viskas tvarkoja, o tada atsikėlęs dar užsukau į Poznanę, nes yra ta legenda, kad Lenkijoje pigesni produktai, jie nėra pigesni. Va, bent jau tų, kur ieškojau, man reikėjo labai specifinių vaistų, tai teko nuvažiuoti į patį Poznanės centrą. Tai vėlgi, kai važiavau pro miestelį, tai atrodė baisiai, jisai apšepęs be galo, bet kai patekau į centrą, jisai tikrai labai šaunus buvo ir gražus, visiškai mažas, ant delno telpantis, naujoviškas, bet gražus centras. Tai pasidariau šią kelionę išvadą, kad kiekvieno miesto centras yra gražus, tai jeigu tiesiog esat priversti kažkuriam miesteliui sustoti, kad jis ir labai nepatiktų, tiesiog nuvažiuokite į centrą. Va, ir ten gal užeikite į kokią kavinę, truputėlį pasivaikščiokite ir viskas bus gerai. Tai va, o dabar išvažiavau iš Poznanės, čia mokami keliai iki Varšuvos yra, jie tikrai yra labai geri.
Va, ir dabar Šelo kolonėlį sustoju išgerti kavos, iki namų liko 600, tai daugiau turbūt jau iš kelio reportažų nedarysiu. Ir paskutinis turbūt įrašas bus mano namų kieme. Va, ir žinoma, tada jau sekantis etapas yra sumontuoti visą tą medžiagą, kur surinkau. Čia kiekvienas video gabaliukas turi savo įžangą. Tai nežinau, kažkaip kvailai skambės, nes tiem, kas žiūrės, tai netrodys, kad vis nauja diena, nauja vieta. Ne taip, kaip atrodė man, ir dar galvoju, kad ir pačiam bus labai įdomu pasižiūrėti tai, ką nufilmavau, nes per 3 savaitės ir 9000 kilometrų buvo tiek įspūdžių, kad jau dabar viskas gęsta ir atrodo, kad metų metais keliavau ir pamačiau už pusę savo gyvenimo. Ir turbūt laikyčiau šitą kelionę gyvenimo kelionę. Tai va, tai tiek įspūdžių, jaučiuosi puikiai, be galo daug patyręs, kiekvienam rekomenduočiau tokią kelionę. Va, ir palinkėsiu savo gero likusio kelio, tai iki kitų kartų, iki.